Sveiki, esu Andrius, kaip minėjo, atstovauju kompanijai SEO Pro. Užsiimam pagrindę interneto marketingo sprendimais. AdWords kampanijas kuriam nuo 2005 metų. Įdomumo dėliai pats AdWords atsirado tik tai 2000-aisiais. Ir turime Google sertifikatus AdWords ir Analytics. Beveik metus laiko teko dirbti, kurti ir optimizuoti Pigų LT reklaminės kampanijas. Nemažai patirties buvo. Taip pat globalių mastų teko kurti kampanijas HostOne Plus, hostingo kompanijai, sakykime, kur paspaudimų kainos siekia 20 ir daugiau dolerių Amerikoje arba Jungtinėje karalystėje. Čia naujausia elektroninė parduotuvė, kuriai sukūrėme reklaminę kampaniją, tai Kėdo.lt praėjusią savaitę ir eilė kitų elektroninių parduotuvių tinklapių, kurie susijęs su elektroninė komercija. Taigi, kodėl Google AdWords, kokie privalumai, kaip pritaikyti elektroniniai komercijai. Tai pirmiausia, Lietuvoje Google paiešką naudojasi beveik 98% lankytojų. Taip pat Google AdWords reklama rodoma ir turinio tinkle. Tai Google AdSense. Kadangi AdSense oficialiai Lietuvoje pristatyta tik tai prieš pusmetį berods, rudenį, tai šitas tinklas tik tai didės. Ir aplamai turinio tinkle interneto vartotojai praleidžia apie 80% laiko viso praleisto internete. Tai tiesiog naršo kažkokius puslapius, naujienas ir panašiai. Čia matome Google paieškos langą, viso gali būti 11 reklamų, tai 3 viršuje, 8 šone. Dažnas klausimas yra, kaip pakliūti tą viršų, tai tiesiog reikia kokybiškai paruošti reklamą, apie tai vėliau pakalbėsiu. Čia toks įdomus įrankis, Browser Size Google, parodo, kaip jūsų interneto tinklapį mato jo lankytojai. Tai šiuo atveju galima matyti, kad apie pusę visų Google vartotojų mato apie 9 mokamus skelbimus ir 5 nemokamus. Jeigu, sakykime, dar mažesnė rezoliucija, tai tie skaičiai dar labiau išauga mokamų rezultatų naudai, todėl tikrai verta ten atsidurti. Google reklama taip pat rodoma turinio tinkle, kaip minėjau, čia reklama parenkama pagal susijusi turinį. Gali būti ne tik tekstinė reklama, bet ir grafinė, tai video, grafiniai baneriai. Kokie tie privalumai? Tai pirmiausia, reklama rodoma tik tai tiems, kas jos ieško. Specialiai pažymėjau raudonai, nes tam, kad tą pasiekti, reikia įdėti nemažai darbo ir šiandien daug ką atskleisiu. Tai lankstus nukreipimas. Jūs pasirenkate, kas matys skelbimus, kur matys ir kada. Mokate tik už paspaudimus, kai lankytojas jau patenka į jūsų puslapį. Galima mokėti ir už konversijas, galima mokėti už parodymus, bet tai dažniausiai nebūna efektyvu. Ir tinka tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms, galima pradėti reklamuotis ir su 100 litų, sakykime. Ir greitas startas, per valandą galima paruošti ir paleisti reklaminę kampaniją. Pritaikymas elektroninėje komercijoje. Kadangi pardavimai vyksta realiu laiku, internetu ar užsakymai, tai labai nesunku analizuoti kampanijas ir išmatuoti rezultatus. Puikiai tinka sezoninėms prekiams, sakykime, kažkokiams akcijoms, išpardavimams, kalėdinis laikotarpis, vasaros apranga, sakykime, Valentino diena artėja. Vartotojas pagaunamas visose pirkimo žingsniuose. Pavyzdžiui, turinio tinkle jisai paruošiamas pirkimui, brandingo reklama vyksta ir panašiai. O paieškoje jis jau skatinamas pirkti. Reguliuojamas srautas. Jeigu, sakykime, nespėjate apdoroti užsakymų, tiesiog išjungite kampaniją. Reikia srautų, jungiate, papildote naujomis kampanijomis. Ir greitas atgalinis ryšys. Nesunku prasitestuoti, sakykime, reklaminius šūkius, dizainų pakeitimus, paleidote kampaniją ir netrukus jau matote, kaip į tos pakeitimus reaguoja vartotojai.
ir greita investicijų grąža. Tiesiog šiandien paleidžiate reklamą ir rytoj jau skaičiuojate pelną arba nuostolį. Čia kaip kam. Pradėsiu, sakykime, tą patį susipažinimą su AdWords nuo registracijos, nes registracijos metu būtina pasirinkti kai kurios nustatymus, vėliau jų keisti negalima. Tai vienas iš jų laiko juosta. Jeigu pasirinksite neteisingai, tiesiog klaidingai bus pateikiama statistika ataskaitose. Kitas dalykas - valiuta. Tai Lietuvoje rekomenduoju litais. Jeigu taip žiūrėti priekį, galima ir eurais. Tiesiog kokią valiutą gaunate pajamas, išlaidas, ta prasme tą pačią pasirinkti. Ir apmokėjimo būdai Lietuvoje yra tik tai išankstinis ir vėlesnis. Tai išankstinis jūs pervedat kažkokią sumą, tai tada eina paspaudimai, suma baigėsi, jūs vėl papildot, o vėlesnis tai jūs reklamuojatės į kreditą, kas kažkiek laiko Google'as nuskaičiuoja nuo jūsų kortelės pinigus. Lietuvoje tinka tik tai kreditinės kortelės, bet galima išsimti virtualią, pavyzdžiui, Virtuoną, ta prasme tiek. AdWords paskyrą sudaro iki 25 kampanijų, gali būti vienoje paskyroje. Vienoje kampanijoje gali būti iki 2000 skelbimų grupių. Gera paskyra palengvina jos administravimą ir padidina efektyvumą. Tai gera ta prasme, kad jūs turite žinoti, kas kurioje kampanijoje yra, nes kitaip bus sunku tiesiog prižiūrėti. Tokie būtų AdWords kampanijų valdymo eiga, tai pradedant raktinių žodžių analizę, parinkimų, kampanijų, skelbimų grupių kūrimų, pačių skelbimų kūrimų, kainodarų visą stebėjimą, analizę ir optimizavimą. Kad kampanija būtų efektyvi, būtina šitą ratą sukti ir sukti. Galima kažkurios punktus praleisti, pavyzdžiui, pakeičiat kampanijas, iškart šokat į stebėjimą, analizę ir panašiai. Tai raktinių žodžių analizė. Pradėsiu nuo įrankių, kaip tos raktinius žodžius susigeneruoti. Tai pats populiariausias yra AdWords Keyword Toolsas. Galima naudotis AdWords aplinkoje prisijungus, taip pat galima naudotis ir išorinių neprisijungus. Tai tiesiog suvedat savo raktinius žodžius kažkokius pradinius arba nurodot tinklapio adresą ir susigeneruojat sąrašą raktinių žodžių. Kitas naudingas įrankis tai yra Insights for Search, parodo trendus, tai prasme augančias paieškas, susijusias paieškas, įvairiausių minčių galima prisigaudyti. AdWords Search Terms ataskaita, ją galima susigeneruoti ataskaitų centre, o jeigu naudojat naują AdWords sąsają interfeisą, tai tiesiog yra prie raktinių žodžių. Bet šio kampanija turi būti veikianti. Tiesiog jūs tada galite išsitraukti, pagal kokias tiksliai frazes buvo jūsų reklama rodoma. Nes tai, ką jūs suvedėt, tai AdWords dar rodo ir pagal susijusias frazes. Tai tiesiog naudinga neigiamiems raktiniams žodžiams išsitraukti arba kažkokius papildomus įtraukti. Kitos idėjos tai būtų jūsų tinklapis, jūsų visa turima produkcija, paslaugos, konkurentų tinklapiai. Iš tinklapio lankomumo analizės galite išsitraukti idėjų. Ten nebus, sakykime, paieškų, pagal kurias jūs blogai reitinguojatės Google, bet galima kažkokių mažiau populiarių susirasti. Susijusios temos turinio tinklui. Turinį galima reklamuotis nebūtinai pagal savo tiesioginius raktinius žodžius. Jeigu jūs pardavinėjate, sakykime, palapinės, tai galite reklamuotis pagal tokius raktinius žodžius kaip kempingai, kelionės ir panašiai. Ten reklama turinio tinkle yra gana plati ir čia reikėtų atskirą pranešimą daryti. Šiandien labiau koncentruosiuos prie paieškos. Kitas įrankis raktinių žodžių idėjoms, čia visai paprasta. Google Suggestas, tiesiog įvedant kažkokį raktinį žodį. Sakykime, jeigu iš 2 žodžių, tai kito žodžio pirmą raidę, ten A, B, C, D ir jums išmesk susijusias frazes. Čia toks būdas pasirinkti. Rekomendacijos būtų, tai nesireklamuokite pagal tai, ko neturite, nes tiesiog veltui išvaistysite pinigus. Venkite bendrinių žodžių, tokių kaip MP3, muzika ir panašiai, kurie sugeneruoja labai daug srauto, bet yra visiškai neefektyvus. Geriau naudokite 2